kai išgirsti klausimą, jautiesi kebliai, nes tarsi turėtum būti ekspertas, kuris atseit turi žinoti visus atsakymus į visus klausimus. Nu nežinau, aš ko ten labiausiai jame verti. Gerai, reikimės tyrimais. Šiandien apskritai darbuotojo vadovo santykiai yra laikomi kaip pagrindinis motivatorius darbuotojams. Kaip keistai tai beskambėtų, ne finansinės sąlygos, ne kažkokia tai darbo aplinka, o būtent kokie yra santykiai tarp vadovo ir pavaldinio. Ir darbuotojams, kaip šiandien sakydavo anksčiau, darbuotojai renkasi įmonę, o palieka vadovą. O dabar yra taip, kad darbuotojai renkasi vadovą ir palieka vis tiek vadovą, bet kuriuo atveju. Tai tame klausime yra labai daug svarbos, būtent tai, kad jeigu mes galime identifikuoti, ką labiausiai vertina darbuotojai vadovai, tai tokiu būdu mes galim užtikrinti, jeigu vadovas, aišku, yra nekvailas, kad vis dėlto jo darbuotojai būtų motyvuoti. Turint galvoje, kad tai yra pagrindinis motivatorius. Tai anot tyrimų labiausiai darbuotojai vadovo asmenyje vertina gebėjimą ugdyti, tai yra tokį sukurti terpę, komunikuoti tam tikrų būdų, dirbti tam tikrų būdų su darbuotojais, kad jie galėtų augti, tobulėti kaip asmenybės, kaip profesionalai, kaip specialistai. Tai kartais dar vadinama tokiu gebėjimu būti coacheriu, gebėjimu būti to ugdytoju tokiu. Kitas dalykas, ką labai vertina, yra gebėjimas burti komandas, gebėjimas padaryti taip, kad žmonės tarpusavyje organizacijoje būtent bendradarbiautų. Tai yra gebėjimas tiesiog padaryti taip, kad sąlygos darbo, subuvimas su kitais žmonėmis būtų ok, būtų tvarkoj. Ir visi darbuotojai turi lūkestį, kad tai yra pirmiausia vadovo darbas tą padaryti. Labai svarbi savybė, labai svarbi veikla, kurios tikisi darbuotojai iš vadovo, tai yra aiškus žinojimas, ko nori, arba aiškus žinojimas tikslų, kas siekiama padaryti ir kodėl tai yra svarbu. Tai yra, kitaip sakant, darbuotojai ne tik tikisi, kad vadovas žinos pats vienas, kur jisai veda įmonę, komandą ar padalinį kažkur, bet jisai apie tai pasakys ir visiems kitiems ir padės jiems suprasti, kodėl tai yra svarbu ir padės jiems suprasti, kodėl kiekvienas iš komandos narių darbuotojų turėtų prie to prisidėti. Tai iš esmės, bent jau kiek aš dabar šią dieną pamenu, tai yra tokie svarbiausi dalykai yra šitie, tai yra atvirkštinė tvarka, reiškia aiškus žinojimas tikslo, vardan ko mes darome tai, ką darome, kodėl man tai kaip darbuotojui tai yra svarbu, tai yra tai, ką turi duoti vadovas. Kitas dalykas, gebėti suburti komandą, taip, kad man darbuotojai būtų gerai komandoje, kad aš galėčiau bendradarbiauti, kad aš galėčiau skleistis, kad galėtų atsirasti tai, kas vadinasi komandos sinergija, tai yra papildoma vertė iš bendradarbiavimo. Ir tai yra ugdymas, tai yra tai, kad aš žinau, kad mano vadovui rūpi, kad aš augčiau ir jisai kažką daro, kad aš tobulėčiau, augčiau kaip asmenybė, kaip darbuotojas. Bent jau šitie trys dalykai, man atrodo, buvo pastaruoju metu labiausiai linksniuojami tyrimuose, kai buvo klausima darbuotojų, ką jūs labiausiai vertinate vadovo atveju. Yra dar vienas dalykas, kuris turbūt visą laiką persipina per visus tyrimus ir kuris atsikartoja vienoje ar kitoje vietoje, tai yra elementariausias įvertinimas. Tai yra tiesiog darbuotojai nori būti įvertinti. Kai visi mes su jumis norime būti įvertinti, tai be abejo kiekvienas mes esame visi darbuotojai, reiškia kiekvienas norime būti įvertintas. Tai yra lūkestis, kurį turi darbuotojai, tai yra vadovas, alio, ar tu matai, kad aš gerai varau? Vadovas, parodyk man, prašau, kad tu matai, kad aš gerai varau. Ir padaryk tą tinkamai, padaryk tą taip, kad aš suprasčiau, kad tu nesityčia iš manęs, kaip kad vienoje situacijoje buvo vienas gerbiamas, nesakysiu kokios srities, reiškia vadovas, surinko savo žmonės ir sakė, kadangi seminare buvo neseniai, reiškia, tai surinko tos žmonės ir sakė, tai turėčiau jūs dabar pagirti, tai giriu. Tai tokio grįžtamo ryšio arba to, reiškia, įvertinimo, tokio grįžtamo ryšio arba tokio įvertinimo turbūt, kad nelabai norisi, bet įvertinimo kaip tokio ir padaryti tą tinkamai norisi. Žmonės, jeigu negauna grįžtamo ryšio, jie nežino, kaip jiems sekasi. Jie negali patys sugalvoti, jiems reikia pagalbos. Ir to jie labai stipriai tikisi iš vadovo. Ir beje, per tai vyksta ir ugdymas irgi, lygiai taip pat. Tai turbūt tokios savybės pagrindinės.